Dainius pradės. Reikėjo geriau pasiruošti. Sakėt, bet ko galiu klausti. Aš viduje jaučiu, kad yra kažkokia nelaisvė. Moterys yra tikrai nelaisvos. Aš pasirinkau tą. O iš kur jūs žinot, kad jūs patys pasirinkot? Bet pirmas žingsnis yra labiau pažinti, koks aš esu šiandien. Kaip jūs apibūdintumėt, kas yra laisva moteris? Mane žiūri. Ai, laisva tai ta, kur neužimta. Smegenys nenori keistis. Nenori. Kodėl? Nes jūs mėgsta komfortą ir pastovumą. Pokytis yra neužtikrintinumas. Koks jūs esat sekse ir kaip jūs bendraujat seksualiai su savo partneriu, toks jūs esat ir asmenybė. Ten visa asmenybė galimas. Ką reiškia laisvė? Laisvė rinktis, laisvė daryti, laisvė mąstyti ir apskritai laisvė. Ką reiškia tas ir jausmas, ir kažkoks praktinis veiksmas? Nelaikyk klausimų kišenėje renginys ir šiandien su mumis yra Dainius Jakučionis, paplokit, prašau. Labas vakaras. Gydytojas, psichoterapeutas Brigita Kaleckaitė, paplokit, prašom. Labas vakaras visiems. Vilniaus Geštalto instituto vadovė, dirbanti su verslais ir psichoterapeutė dar. Šiandien pagrindinis klausimas mūsų yra, kaip atgauti savo laisvę. Vaidas paprašė manęs užduoti, renginio organizatorius, Vaidas paprašė manęs užduoti jums klausimą pirmiausia. Tai paprašysiu pakelti rankas visų tų, kurie manot, kad laisvė yra labiau vidinis jausmas ir kažkokia mąstymo perspektyva, kad laisvė atsiranda galvoje, pakelkit rankas. O dabar pakelkit rankas tie, kurie mastot, kad laisvė iš tiesų yra jūs supančių aplinkybių kažkoks mišinys. Pakelkit rankas. Tai čia ir tas, ir tas. Aš norėčiau duoti minutę tiek Dainiui, tiek Brigitai, šiek tiek pristatyti ir save, ir savo santykį su laisve. Ypatingai iš praktinės perspektyvos, kai tenka dirbti su žmonėm. Jetau. Nežinau, žinokit. Sunku pasakyti dabar tokį. Aš tyrinėju tą klausimą iš kitos pusės galbūt, negu kad iš tokios labai laisvės, aš laisvos valios klausimą labiau tyrinėju savo galvoje visą laiką. Bet mano santykis su ta laisvė yra gana toks ribotas. Aš viduje jaučiu, kad yra kažkokia nelaisvė. Ir vis ieškau atsakymų, ką aš ten jaučiu, tai tokia yra mano asmeninė dalis, o darbe, tai kaip, nežinau, kaip pasieki tam tikrą lygį ir gali kažkam pasakyti, kad nedarysiu, tai tada visai yra jau laisvė. Brigita. Aš tai kažkaip, kol tavęs klausiau, prisiminiau 2019 metais dalyvavau Kazakstane moterų lyderystės konferencijoje ir ten dalyvavo įvairiausių šalių, Tadžikistano, Kirgistano, Uzbekistano ir visų kitų šalių iš ten to regiono moteris. Ir jos dalinosi, kaip gyveno. Ir kai atėjo eilė iki manęs, reikėjo paėmus mikrofoną kažko tai pasiguosti ir pasakyti, kas yra negerai. Tai aš buvau pirmoji ir turbūt paskutinė, kuri pasakiau, kad mano šalyje viskas gerai. Aš darau, ką noriu, aš gyvenu kaip noriu, man jokių apribojimų nėra. Ir aš sakyčiau, kad aš jaučiuosi laisva ir ypač tai labai gerai pamatau palyginu su tom šalimis, kur ypač moterų teisės ir moteris yra tikrai nelaisvos. Tai aš esu laisva. Mano santykis yra, kad taip, aš esu laisva, bet be abejo turiu ir daug apribojimų, turiu ir daug atsakomybių. Tai nėra, kad taip visiškai darau, ką noriu ir nežiūriu į kitus žmonės. Bet šiaip bendrai paėmus, aš tikrai esu laisva. Ta prasme, kad aš nežinau, bent jau aš kalbėsiu, aišku, Dainiau iš moteros dabar perspektyvos, kad mes Lietuvoje tikrai galim daryti, ką norim, moterys. Ir dirbti, ir gyventi, ir savarankiškai užsidirbti, ir su vyru gyventi, ir be vyro gyventi, ir turėti vaikų, ir neturėti, ir rinktis profesiją, kurią nori. Tai aš tikrai jaučiuosi laisva ir man labai patinka gyventi Lietuvoje.
Kaip čia tai būna, kad kartais atrodo žmogus turi visas galimybės ir turi didesnės laisvės negu kiti, pavyzdžiui, kitose šalise. Jam yra suteikiamos netgi sąlygos ir pavyksta materialiai gerai save išlaikyti. Bet žmogus jaučiasi nelaisvas ir užspaustas ir užguitas. Kiek dažnai jūs susidurėt su tokiu klausimu, kai pas jūs žmonės ateina, net ir verslų savininkai, pavyzdžiui? Labai dažnai tiek sesijose, tiek aš pati asmeniškai susiduriu ir tai pratęsiant mano tą temą, aš, pavyzdžiui, irgi pasidalinsiu tuo metu, kai skyriausi ir šiaip nemažai moterų, kai ateina į terapiją, tarkim, apie skyrybas, tai sako, išsiskyrusi moteris yra nieko neverta, išsiskyrusi moteris ten tokia ir tokia. Sakau, atsiprašau, tai yra tik tavo arba jūsų galvoje, tikrai to nėra. Ir aš atsimenu, besiskirdama, nuėjau į Norvegijos naujametinį renginį ambasados suorganizuotą. Viena, nueinu laiminga visai, su šypsena, galvoju, kaip fainai leidžiu laiką. Sėdžiu prie stalo ir staiga taip vienu metu susisgrimbu. Pora sėdi ir aš sėdžiu viena tarp jų. Galvoju, dabar čia man reikėtų pasimesti, susigūžti, susitraukti, susigėsti. Minutę taip pasėdėjau ir taip, nu gerai, tai kaip toliau, chebra, gyvenat? Ir toliau savo buvau. Tai, iš tikrųjų, daugelis dalykų yra mūsų galvoje, kaip tu ar jūs minėjai. Kad tikrai labai daug klientų į terapiją ateina su ta mintimi, kad aš to negaliu daryti. Be abejo, yra apribojimų, mes turim irgi tam tikrų tiek fizinių arba psichologinių ir panašiai, bet daug labai iš tikrųjų yra apribojimų galvoje, kad mes savo statom kažkokius tai barjerus, kur jau žmogus būdamas 40 ar 50 sako, man per vėlu, arba netgi ir būna 20 sako, kažką jau per vėlu daryti, tai manau, čia tik tai ribos mūsų galvoj. Dainiau, kaip su tom ribom galvoju? Ar dažnai ateina? Aišku, dažnai. Vagi, sėdi čia pilna. Su ribom galvoju? Su ribom galvoju. O tu, Dainiau, matai pasižiūrėjęs tiesiai žmogų, kur labai ribotas, ar ne? Tai taip visi psichoterapeutai. Taip. Mato, iš karto mato. Mes iš akių, mes esame rengenas. Iridologai. Nu tai papasakok truputėlį apie tai, kaip būtent tenka susidurti su tokiu santykiu. Nes man asmeniškai atrodo, kad tai yra viena iš kertinių problemų. Kai žmogus jaučiasi užspaustas gyvenime ir pats nebesugeba susitvarkyti, jis tada ieškosi psichologo arba terapeuto. Taip. Iridologas yra žmogus, kuris skaito iš akies rainelės. Tai čia tik tai tas. Jeigu kas nors abejojate mano gebėjimais šitoje vietoje. Paaiškinti savokas. Taip. Tai dėl tų ribų savo galvoje mes visą laiką, yra laisvės, skirtingi, mes čia su Birgita prieš tai kalbėjome apie tai, kad tema laisvė yra labai plati. Jinai ant tiek plati, kad kur besi pirštu, ten gali kalbėti apie ją. Ir, pavyzdžiui, tos ribos galvoje, tai jos kaip ir yra, bet jos yra tik tai galvoje. Tai ar jos iš tikrųjų yra, ar jos tik tai galvoje. Tai kaip čia nuspręs, kas yra tiesa, tas, kas galvoje, ar tas, kas išorė? Kur jūs man pasakysit dabar, kaip čia yra? Aš manau, kad tai turėtų būti susiję su, jeigu tu sugalvoji kažką, ką norėtum daryti, bet tu negali daryti dėl kažkokių išorinių veiksnių, pavyzdžiui. Tai aš suprantu ribas galvoje, kai tu pats savo pasakai, kad taip negaliu daryti, negaliu taip elgtis, negaliu daryti tai, ko norėčiau galbūt. Taip. Tai vat, kai tu sakai, kad išorinės aplinkybės man neleidžia daryti kažko, tai yra nelaisvė. Tai yra nelaisvė. Tai yra, kad yra kažkoks karas, yra kažkoks badas. Tai yra nelaisvė, nes aš negaliu daryti taip, kaip aš galbūt norėčiau ir leistų mano ten prigimtinė teisė kažkokia tai elgtis. Nes yra kažkokie apribojimai. Vadinasi, tai yra nelaisvė. Jeigu to nėra ir aš galiu visą tai daryti, kaip Lietuvoje, tai mes esame laisvi toje vietoje. Tai tada, jeigu jautiesi nelaisvas, tai nelaisvas esi galvoje tiesiog. Taip, tai tada yra ta dalis apie galvą. Jau ateina ir mūsų tada patirtis. Ne? Tai psichoterapijoje vis tiek sakom, kad kodėl aš negaliu padaryti kažko tai. Aš norėčiau kažką tai padaryti ir žmonės, net viena neuromokslininkė sako, kaip suprast norėtum. Tai jeigu nori ir padarai, kaip čia yra tas norėtum, bet nepadarai. Kas čia per skirtumai, sako. Sakau, bet žiūrėk, pas mane ateina tokių žmonių. Rimtai? Nes pas ją galvoje taip buvo susidėlioję, kad jeigu tu nori kažką daryti,
ten sugalvoji kažkokią idėją, ten, nežinau, skristi į Paryžių, ten savaitgalį. Kaip, nu, nežinau, kodėl tokia sugalvoju dabar tokią idėją, bet kaip pavyzdys. Nu tai tu ir skrendi, jei neturi pinigų, nu tai neskrendi ir negalvoji tokių idėjų. Ir viskas labai paprasta. Negalvoji kvailų idėjų, kur tam negalima. Bet kai mes viduje turime tą tokį įsivaizdavimą, aha, aš norėčiau padaryti kažką tai. Ir staiga tada atrodo, jau ateina laikas daryti, jau lyg ir aš pasirašiau ir tada tik tai pist sėdžiu socitinkluose jau. Kaip čia, bet ašgi čia taip labai noriu tą idėją daryti. Ir vėl atrodo, jau ruošiuosi, jau darysiu ir pist vėl sėdžiu socitinkluose. Kaip čia dabar taip yra su manim? Ir čia yra apie atidėliojimą. Ir tada žmonės sako, nu tai čia aš atidėlioju, kažkas su manim negerai. Tai aš kaip ir galiu rinktis norėti daryti kažkokią tai idėją, bet kažkas viduje mane sustabdo. Tai tas kažkoks vidinis blokas. Tai mes ten sakom, aha, tai yra kažkokia nemalonė emocija galbūt, kažkas mane ten sugalvojau aš ten pastatyti namą, neturiu pinigų, nu, bet vis tiek statysiu namą. Bet kažkas gali viduje galvoti, nu tu durns, nu. Durns, tikrai durns, nu. Kad tu čia sugalvoji, kokį tu čia namą statysi, tu prasme, nu, galvok galvo, o ne kažkuo kitu. Tai jeigu žmogus labai nori ir jis neturi to vidinio bloko, jis sako, okei, aš statysiu pats savo rankomis, kažkokiu būdu, ten plyta po plytos, per 10 metų, kaip kažkas tai turi, žinot, ten tėvų senelių istorijos tokias, kaip statė 20 metų namus savo, vis dar stato, kai kurie ten vis dar nebaigia, nes dar apkalt reikia, bet vis dar neprieina rankos. Tai va tas stabdys, galim sakyti, va ten yra nelaisvė vėlgi. Kažkas tai mane ten sustabdo. Ir aš turbūt kaip ir laisvas rinktis tą daryti, bet kažkaip nedarau. Tai tada ten yra ribos ar nėra ribų. Ir čia yra apie, vėlgi, jeigu priežastį sakytumėm, tai tikriausiai bus kažkas vėl, kai visą laiką atėjo iš ten vaikystės, ten kažkokie tai ten traumuojantis įvykiai, arba ten tėvai labai kritikavo ir staiga patikėjo tą vaikas kritiką ir sako, nu viskas, aš tada nedarysiu. O kažkas šalia sėdintis gali man sakyti, nu ir ką? Nu ir ką, kad kritikavo? O ką? Tu dabar ne vaikas, tu dabar suaugęs, tugi gali daryti. Žmogus taip, nu suaugęs, bet negaliu daryti. Tai dabar reikės baus save ir už tai, kad suaugęs negaliu daryti. Reiks ir už tai dar atkentėti. Ne tai, prieš tai galvojau, kad tėvai kalti, dabar jau aš kaltas. Nu. Tai va čia tas paaiškinimas toksai, kur yra logiškai nelogiškas kažkoks, tai mes kaip ir neturim jokių ribų galvoje. Tada sakom, bet ar mes jas susikūrėme, tas ribas, tada irgi toks, bet tai kaip mes čia ką galėjom susikurti, kas jas tada sukūrė? Nu, atsiranda daugiau klausimų, negu kad aiškių atsakymų ir tas žmogus pasimeta ir eina į psichoterapiją. Nu ir tada bando aiškintis. Pats savo atsakyti? Įmanoma pačiam? Nu tai čia, žinot, nuo psichoterapeuto pažangos. Nu, jei pas tokį nepažengusi, tai atsakymą gauna iš psichoterapeuto. Patarimą. Jei pas pažengusi ateina, tai tada sako, nu, kaip tu pats galvoji. Ir kankinasi žmogus dar 10 metų, kol suranda tą atsakymą. Gerai, tai aš esu buvęs tokiose situacijose gyvenime ir ne vieną kartą ir man per gyvenimą yra tekę keisti labai daug dalykų ir save už pakarpos nešti arba yra ir kiti išnešę iš tam tikrų situacijų ir aplinkybių, kurias aš kažkaip netikėtai patenku. Sėdžiu kažkada aš vakarėlyje kampe blaivas, žiūriu į tuos žmonės ir galvoju, ką aš čia darau. Bet kažkaip aš ten atsidūriau. Būna kartais gyvenime taip, kad tu liktais žinai, kad reikia pokyčio, žinai, kad tave smaugia, jauti. Liktai žinai, kad gali kažką dėl to padaryti ir kartais net žinai, ką gali padaryti, bet nedarai. Ir ne tai, kad Instagramas ten kažką man sako ir duoda man kažkokių šitų... Nu taip. Tai supratai iš karto, ne? Taip. Čia apie rūkimą, ne? Ja. Ne. Taip. Čia apie rūkimą, apie sportą, laisvas mes bet kada. Ne, bet nenoriugi.
Aš labiau apie tokius rimtesnius atvejus, kaip pavyzdžiui, tu... Rūkimas yra rimčiausias dalykas gyvenime, kurį galite padaryti dėl savo sveikatos. Mesit rūkyti 10 metų plus gyvenime yra. Tiesiog, kaip minimum. Čia kaip minimum. Dar miegas yra labai sveika mityba, bet neįmanoma sveikai valgyti, nes viskas dabar turi pridėti. Ir žinios ne visada padeda. Taip, ir šiaip. Taip, žinios ne visada padeda rūkyti. Po 3 dienų pasakykit man, kai esat metę. Tikrai esat kažkas metę. Yragi labai sena knyga parašyta apie tai, kaip psichologai tyrė žmonės, kurie yra širdies ligų skyriui po insultų, infarktų. Ir juos apmokydavo, kaip gerai gyventi, ką daryti, kaip keisti gyvenimo įpročius. Ir finale paaiškėjo, kad iš 10 tik 1 žmogus pasikeičia, visi 9 gyvena kaip seniau. Tai vadinasi, nėra taip lengva keistis ir yra tam tikri dalykai, kurie mums trukdo. Ne? Tai kas tai pagrindė yra? Čia tikrai tarp sėdinčių pakankamai nemažai žmonių yra, kad tarp jų yra žmogus, vyras arba moteris, kuriam yra neipatingai gerai dabar. Ir kaip ir sakiau, galbūt ir žino, ką reikia keisti, bet neišeina keisti. Turi kažkokį ribojantį įsitikinimą, ar tai yra ribojantis įsitikinimas. Ar tai yra, ką daryti tada? Ką daryti tada? Nesakykit, prašau, eit pas psichoterapeutą. Ne, nesakysiu. Aš kaip tik ta, kuris sakau, bandykit patys ir nėra čia ko vaikščiot pas psichoterapeutus. Ką bandyti padaryti? Nuo ko pradėti keisti? Vėlgi, faktorių, kodėl nepavyksta pasikeisti, yra tikrai labai daug. Kartais, pavyzdžiui, aplinka neleidžia, šeima neleidžia. Šeima būna deklaruoja, kad norim, kad tu pasikeistų, o aplinka tave traukia žemyną. Ne? Toksai gali būti dalykas. Gali būti, kad įprotį reikia pakeisti, o vėlgi įpročių pakeisti nebūtinai reikalinga motyvacija ir įkvėpimas. Kartais užtenka pradėti nuo įpročio keitimo. Ir aš, pavyzdžiui, irgi gal kokių, 10 metų, kaip Dainius sako apie sportą, man buvo sunku prisiversti sportuoti. Tai man padėjo viena knyga, jokia terapija nepadėjo ir ne coachingas, o padėjo knyga, kuri pasižiūrėjo į įpročių keitimą iš humoristinės formos. Tokia PJ Fogg knyga Tiny Habits, apie tai, kad keisti įpročius reikia pamažu ir po truputį. Tai aš tokiu būdu po truputį pradėjau bėgioti, bet aš papasakosiu kaip, nes pradžioj pusmetį niekam nepasakojau, buvo gėda. Iš pradžių tik tai pasistačiau sportbačius prie durų ir juos kokią savaitę žiūrėjau. Paskui kokią kitą savaitę apsirengiau sportinę aprangą, vaikščiau namuose ir vis dar į tos sportbačius taip įtartinai žiūrėjau. Vieną rytą atsikėliau, 6 ar 7 ryto, užsidėjau, išėjau pasivaikščiot. Pradėjau bėgiot, dukra klausė, mama, kiek turite nubėgi? Sakau, tik niekam nesakyk, bėgu 2 minutės. Kaip jinai juokėsi. Bet ką aš padariau, kad per metus išsiugdžiau įprotį išeiti ryte į lauką ir arba bėgu, arba ne. Bet jau dabar galiu daugiau nubėgti, galiu 10 minučių nubėgti, galiu 15 minučių nubėgti, galiu 20, ta prasme nesu maratonininkė, nesu ten tokia visa daug sportuojanti, bet jau įgūdis atsirado ir dabar toliau galiu lipinti vėl. Tai va čia vienas irgi iš pavyzdžių, kaip galima bežaidžiant po truputį savęs neperspaudžiant, išugdyti įprotį. O man dar labiausiai patinka kitas dalykas, pasidalinsiu iš praktikos. Aš niekaip negalėdavau suprasti, ateidavo tam tikri klientai, ar vyrai, ar moteris, jokio skirtumo. Ir pastrigė nors tu ką, žino, kad reikia keisti darbą. Kankinasi darbės siaubas baisiausias, dirbame būna 2-3 metus. Jūs įsivaizduojate, 2-3 metus dirbam, kad žmogui reikia pakeisti darbą ir ne iš vietos. Ir aš vis galvodavau, kas čia vyksta, kas čia yra. Tai mane labai atpalaidavo viena specialistė, kuris sakė, žinai, Brigita, kai kuriems žmonėms nereikia keistis, nes jie tipo nori, bet iš tikrųjų giliai širdyje jie nenori, jiem ir taip gerai gyventi. Yra kažkokių pliusų, kam ten keisti darbą, kam ten tos naujovės. Tai jinai man pasiūlė tokį variantą. Sako, kartais gyvenime reikia sėdėti su tuo klientu ir laukti, kada ateis, nežinau, kokį čia lietuvišką žodį geriau panaudot, kada ateis jau visiškas šakės. Ta prasme, kai jau bus labai blogai. Ir tada žmonės pradeda keistis. Tikrai mačiau ne vieną atvejį, kai taip atsitinka kažkas tai gyvenime ir tada žmogus pradeda keistis. Kai žiūrim atgal, pasirodo didžiausias stabdis buvo, kad nereikėjo taip stipriai keisti tą darbą ir ne viskas čia buvo taip blogai, kaip aš dūsaudavau terapijai. Čia labai gera mintis iš tikrųjų. Ir šiaip pagalvojus apie didžiausius pokyčius mano gyvenime, jie taip ir įvyko. Įvyko per kažkokią traumą, per kažkokią labai žemą vietą. Ir nors ne visi, bet didelė dalis. Ar tu turi
pasiekti dugną tam, kad padarytum rimtą pokytį? Kartais dėja taip, kartais tenka pasiekti dugną, kad padaryti rimtą pokytį. O jeigu viskas yra tokiam, kaip ir, tokioj būsenoj, žinot, kai būna, puikiai žinot tą būseną, kai būna nei gerai, nei blogai, nei šilta, nei šalta, bet kažkas vis tiek taip, ne mano. Kažkas jaučiu, kad tikrai ne mano, reikia kažką padaryti, bet nėra taip blogai, kad galėtum pradėti, kad tikrai reikėtų keistis. Bet ir nėra taip gerai. Aš pajokausiu, man jau taip nebūna. Gerai. Ne tik pajokausiu, bet gal kaip senai tokia būsena buvo. Jeigu negerai, jeigu kažkas netaip, analizuoju, kas negerai. Jeigu pakliuvau į projektą, kuris man nepatinka, tai kitą dieną ar po savaitės išanalizavus ateinu ir sakau, klausyk, negerai man šitam projektui. Tai gerai, tai ko trūksta? Analitinio mąstymo, analitinio įpročio, analitiškai save narpliot, kad susidėliotum pliusus ir minusus? Ar tau gerai, ar negerai? Aš manau, kad kaip visada pradėti reikėtų nuo to, kas man gyvenime svarbiausia, ko aš noriu, kas aš. Tai čia tas mąstymo lygmenį. O kitas dalykas yra ir kūno lygmenį. Kaip aš jaučiuosi, kokia mano savijauta, ko man reikėtų, kad jausčiausi geriau. Ir kai aš labiau save pažįstu ir gyvenu tą ir įkūnytą gyvenimą, ir kai labiau suvokiu, kas man yra svarbu, tada ir gyvenimas susidėlioja. Ta prasme, kad aiškiau yra, ko aš noriu ir einu jau tada į gyvenimą su kažkokiais, su kažkokia pretenzija. Taip, Dainiau. Aš galiu kitą iš karto duoti. Ar turi atsakymą šitam? Žinai, mes apie tą patį klausimą šiaip galim dabar visą vakarą diskutuoti. Ne, negalim. Žiūrėk, Dainiau, tu man sakei vieną, tu užsiminė apie tokį vieną dalyką. Nori kažką daryti ir bumti Instagramas, ten kažkas socialinės medijos, va tai būna su telefonu. Ir žmogus turi laisvą valią rinktis ir keisti dalykus, ar ne? Matai, apie laisvą valią yra kitas dalykas, kaip apsibrėšim tą laisvą valią. Žmogus neturi laisvos valios. Aš buvau vienu metu konferencijoje prieš porą metų, Happy organizavo ir ten buvo apie laisvą valią. Tai atsakysiu labai trumpai. Buvo 3 grupės specialistų. Viena grupė specialistų su visais įrodymais moksliniais sakė, yra laisva valia. Kita mokslininkų grupė, tarp jų buvo ir biologai, sakė, ląstelės neturi jokios laisvos valios, jeigu jos turėtų laisvą valią, viskas būtų blogai, nėra laisvos valios. O buvo kai kurie mokslininkai, kurie atėjo su meta-analizė ir pasakė, būna taip, būna kitaip, pasirinkit, kas jums labiau patinka. Tai atsakymas labai paprastas, yra visaip su ta laisva valia. Jeigu nėra... Aš vis dėlto galvoju, kad... Yra su tom laisvom valiom, mes vėlgi klausimas, ką mes pradedam matuoti ir kas ten yra. Ir aš esu gal labiau toksai Roberto Sapolskio ir Semo Harriso, kaip čia toks susižavėtojas jais, tai kurie sako, kad nėra. Ir kad vėlgi tai yra labai sunkus fenomenas paaiškinti, nes aš tai jaučiu, kad taip, taip kaip yra, bet paaiškinti yra taip, žmonės vis sako, bet tai ašgi dabar galiu pasirinkti, ką užsisakyti šiandien atėjus, va čia. Gi aš pasirinkau tą. O iš kur jūs žinot, kad jūs patys pasirinkot? Pasirinkot kažkas špricą, kažkas alų. Vat kodėl alų pasirinko vyrai? Kodėl? Nes vakar rinkote alų, ne šiaip mėgstat alų, ne dėl to ir pasirinko, bet aš galėjau rinktis bet ką. Bet rinkausi alų. Kažkas tai nulėmė tai, kad mes tą alų pasirinko, bet mes galėjom rinktis tikrai. Kai į parduotuvę einam nusipirkti skalbimo miltelių. Aš imu tuos pačius. Tai va, kažkada tai išmokti ir tada įmama tuos pačius. Bet kodėl reklama taip gerai veikia? Reklama veikia tam, kad kai atėjai į skalbimo skyrių ir ten matai 100 rūšių, pasimeti ir galvoji, tai kaip čia rinkėsi pažįstamą. Tu tą, kurį dažniausiai matai, arba kurį draugė sakė, tai ar laisva valia buvo pasirinkti. Jeigu draugė, dabar mes turime įtakotojų labai erą, vis dėlto didelę, tai jeigu sakė įtakotojas, reiškia gerai yra, nereikia tikėti. Tai ir čia mano buvo laisva pasirinkti. Man padarė įtaką, aš patikėjau tuo, bet aš galėjau rinktis netikėti. Galėjau, gal, bet kažkaip nesigavo. Tai va su ta laisva valia yra toks, kad mūsų kiekvieną žingsnį iki pasirinkimą kažkokį tai didesnį pasirinkimą. Aš kalbu apie didelį pasirinkimą, ne tai, ką šiandien pusryčiam valgysit, bet tokį didelį pasirinkimą nulėmė prieš tai padaryti pasirinkimą. Gimėt kažkokioj tai valstybei, tada augino jūs kažkokie tai tėvai,
ne, 2 arba 1 augino, seneliai kažkokie tai. Jūs to niekaip negalėjot pasirinkti. Tiesiog atsiradot, bum, numetė jūs čia į tą žemę, iškritot jūs iš mamos. Ir teko tada jau gyventi. Ir buvo pusė gyvenimo ten kažkur be jokių pasirinkimų. Nieks jūsų ten neklausė, nori tą mokyklą eiti ar ne. Buvo klausimas, nori mokyklą? Nenoriu. Gerai, kad nenori, vis tiek eisi, koks čia paklausi tik šiaip. Tai ir ilgą laiko gyvenimą mes negalėjom rinktis. Ir tada mes sakom, oi, aš suaugu, man 18, aš dabar galiu rinktis. Aha, jau šitiek daug buvo padaryta dalykų iki to, kuriuo aš niekaip nekontroliau, niekaip nepasirinkau, tai kaip aš dabar nuo 18 patapęs suaugusiu ant paso ar pase, aš galėsiu rinktis. Yra iliuzija yra su to pasirinkimu. Ir aš tai tikrai matau tą, nes mes matom pagal tuos, kad yra kažkokios traumos pa žmonės įvykusios, tada jie išsiugdo kažkokius tai elgesio modelius, kuriuos po to aktyvuoja per gyvenimą vienaip ar kitaip, tada jiem bum įvyksta kokia nors didelė trauma. Ir vat kaip Dovydas sako, aš pasikeičiau. Kodėl pasikeitė? Pasirinko jis pats pasikeisti. Įvyko kažkoks įvykis, kažkas bam nušvito smegenyse ten. Nežinau, žmogus gėrė 5 paras, atsibudo, galvoja, kažkaip gal per daug jau. Jis sako, nebegersiu daugiau gyvenime. Ir kodėl? Pasirinko pats, ne, laisvas buvo laisvas. Bet jeigu būtų gėręs 4 tik tai, būtų viskas buvo gerai. Niekas nebūtų nušvitę, būtų toliau žmogus laimingai gyvenęs. Gerai, Dainiau, tai ką mes čia tada darom? Jeigu čia visi... O šitas dalykas yra labai geras. Ir jeigu kad nors sugalvosit klausyti arba skaityti Sapolskio knygą, tai neverta, nereikia. Žinokit, labai sunki knyga, pusę nesupranti, ką ten klausai, paaiškina biologiniais, bet vienas sakinys, visą knygą, man visą apie laisvą valią labai gražiai papasakojo. Ir ant tiek logiškas, kad beveik viską galim paaiškinti su tuo. Gal ne visai gražus bus, bet čia pavyzdys tiesiog. Sako taip, žmogus negali pasirinkti gimti ar negimti pedofilu. Ne? Čia laikykit mintį tą. Bet žmogus gali pasirinkti nebūti vaikų tvirkintojų. Yra skirtumas. Tai įgimtas dalykas. Dėl kažkokių tai smegenų ten dalių ir taip toliau. Jis toks yra potraukis vaikams, bet jis gali rinktis to nedaryti. Tai va čia yra labai didelis skirtumas tarp, nedidelis, bet, atsiprašau, bandžiau sureikšminti savo mintį. Skirtumas tarp laisvos valios ir tada tos laisvės. Aš nepasirinkau, patir patyčias. Nebūčiau norėjęs. Bet tai dabar galiu rinktis pats nesityčiot. Logiška tai. Tai čia ir per tą prizmes tokias truputėlį, kad yra tam tikri įgimti dalykai, kuriuos mes negalim pasirinkti ir kai kurie yra tiesiog gamtos nulemti, nes mes gyvenom su tokiais tėvais, ten tokiam kieme gyvenom, aš nebūčiau išmokęs rusų, jeigu mano kieme nebūtų rusų. Tiesiog, taipgi logiška labai. Tai aš rinkausi, nesirinkau, kur tėvai gavo būtų ten ir gyvenom. Ir viskas. Kaimynai, ar jie rinkosi ten gyventi? Kaip gavosi tiem kaimynams? Ar aš rinkausi su jais bendrauti? Aš norėjau pritapti, vis tiek paauglystėje noriu turėti draugų. Eini su tais, būni su kuo matai aplinkui. Ir taip gaunasi, priima kažkas, tai ir būni tada pašoniai toks. Kaip paskui vaikštai ten. Gerai, tai čia yra tokie dalykai, Robert Sapolsky. Tie, kas anglų kalbą klausot, galit paklausyti, Stanforde yra visas kursas jo Behavior Biology, labai geras. Ir ten labai fainai paaiškina, ir ten, kai ne knygą skaitai, nes aš 2 knygas jos skaitęs esu, tai ten labai vizualiai parodo fainai dalykus. Tai endokrinologinių požiūrių tai labai priklauso nuo to, kokia aplinka tave supa. Ir tavo aplinka yra pilna tam tikrų signalų, kurie tavyje iššaukia vienokį ar kitokį elgesį. Tas pavyzdys yra labai geras su pedofilija. Tai padėk žmogų su predispozicija, tai iš ankstinių kažkokių genetinių polinkių tam, padėk jį šalia jo namo padėk vaikų mokyklą ir tikimybė, kad
tai išeis yra labai didžiulė. Ką daryti su ta aplinka, kuri mus kreipia į tą elgesį, kurio mes galbūt savyje patys net nelabai mėgstam. Aš atsiprašau, aš nebaigiau tada, vadinasi, pamiršau kažkurią mintį dar, atsiprašau. Čia pas mus bus taip, dabar jau mes kalbėsim. Tai aš pabaigsiu tada, ką daryti su tuo, nes aš buvau sugalvojęs, bet po to užšnekėjau. Taip, su aplinka ką daryti? Tai su aplinka, jeigu laikysimės to dalies, kad mes jau ją atėjome į tą aplinką, tai mes kaip ir galim pagalvoti, ką mums daro ir mes ją galim rinktis. Tai čia kaip ir paprasta, ne ką kiti žmonės, bet tai mano ten dabar vyras toks ir toks, tai galima pakeisti vyrą. Bet tai mano mama tokia ir tokia, mamas negali pakeisti, gali atsiriboti. Bet čia vėl prisideda visokias nesąmonės. Aš paprastesnį variantą biškai pagalvojau, man labai apie tą pokytį, kaip žmogus gali keistis. Nes keisti aplinką įmanoma, visiems įmanoma, bet tai kainuoja. Mums visiems kainuoja pakeisti savo aplinką. Emocinė kaina už tai mokam. Tiesiog visą laiką, jeigu mes, pavyzdžiui, esam santykiuose nelaimingi, bet reikia įsiskirti. Galim sakyti, tai kas čia tokio, tai imi ir skiriesi. Jo, bet žinot, ten biologiškai mes susisaistę, gal ten ir vaikai, turtas, taip toliau, tai čia tie dalykai paprasti, tada tai yra emocinis prisirišimas. Nes mes ten turim daug metų kartu, jau prisirišom, pažįstam viens kitą, viskas faina, reikia skirtis, bus atsiribojimas, atsirišimas ir bus labai sunku ir skauda. Bet taip kiti žmonės, tai kas čia tokio, tai nepatinka išėjai. Nėra taip paprasta. Tai jeigu mes žiūrim į tą tokį aplinkos keitimą, jis kartais gali būti sunkus, gali būti paprastas, nežinau, kaip palengvinti tą, tai kitas. Bet jeigu mes žiūrėsim į savęs keitimą, tai šita tema yra dar įdomesnė, kur dar keiščiau yra visokių dalykų. Man vienas dabar šiuo metu yra toks momentas, kurį aš atsimenu, tai yra tai, kad mes turim pirmą sugalvoti, kokie mes norime būti, kokie mes norime įsivaizduoti, kokie būsim. Nes kai mes sakome, aš turėčiau sportuoti. O kam? O kam jūs turite sportuoti? Kam? Kad būtume sveiki. Gerai. Kad būtume gražūs. Jo, bet jeigu tai nėra vertybė kažkokia labai didelė, tai tada kaip ir, man sakė, reikia sportuoti, bet man nėra tai didelė vertybė. Vadinasi, kad mes vis tiek elgsimės pagal tai, kas mūsų yra labiau vertybės. Ten maistas ir ten žiūrėjimas televizoriaus, komfortas. Aš tam, kad galėčiau kažką tai keisti, aš pirmas turiu įsivaizduoti, ką aš noriu pakeisti. Bet tam, kad aš įsivaizduočiau, turiu tikrai įsivaizduoti, koks aš esu kaip asmenybė, koks mano identitetas, kas aš ten esu. Bet ne tai, kad įsivaizduot, bet pabandyti ten nusipiešti savo tą visą netgi jausmą. Aha, tai kaip aš jausiuosi, kai aš toks būsiu. Kaip aš elgsiuosi, kai aš toks būsiu. Kaip mano aplinka bus, kai aš toks būsiu. Tai čia vienas dalykas. Tada, kas atsitinka su pokyčiu. Smegenys nenori keistis. Nenori. Kodėl? Nes jos mėgsta komfortą ir pastovumą. Pokytis yra neužtikrintinumas. Smegenys labai nemėgsta neužtikrintinumo. Mes galvojam, bus geriau, bet pokytis yra sunkus. Man reikės eiti į sporto salę. Nesąmonė. Sunku. Nebūtinai. Teisingai, galima sportuoti ir namuose. Metus tik tai į kėdų žiūrėti ir viskas. Arba galima. Ir jau veiksmas vyksta. Jau veiksmas vyksta, taip. Bet yra procesas. Aš įsivaizduoju, koks aš esu, jaučiu, bandau įsivaizduoti, kaip aš jaučiausi, kaip aš elgčiausi ir tada turiu pratinti savo visą sistemą prie to pokyčio. Ir aš tada susigalvoju, aš darysiu tą. Mano smegenys norės priešintis. Tada, kai norės priešintis, aš turiu pagauti tą momentą, kai norės priešintis. Tai bus kažkoks nemalonus pojūtis viduje. Ar tai kūne jūs jausit kažką, tai ar pradėsit jausmą kažkokį. Tada, kai jūs pagaunat tą pojūtį, jūs turėtumėt su juo pabūti, reiškia pakvepuoti, nes tik tai kvėpavimas padeda nuraminti savo visą tą fiziologinę būseną, kitaip būna tik tai mąstymas, bet mąstymas nepadeda toje situacijoje. Ir tada, kai aš pakvepuoju, grėsmė trupučiuką sumažėja, aš galiu pradėti daryti tos žingsnius. Ir tik tai, kai aš pradėsiu tikėti, kad aš galiu būti toks, kas yra dar sunkiau. Jėzus, įsivaizduot, kaip patikėti, kad aš galiu būti toks. Aš noriu toks būti, bet man patogu būti tokiu, koks aš šiandien esu. O aš turiu patikėti tokiu, koks aš ten norėčiau būti. Tam reikia belenkiek darbo. Arba
po biški, reiškia, laikė apsiriboti save, kad gali ilgesnį laiką savo duoti, ne tai, kad ten, žinot, rytoj turi būti jau toks. Per metus padaryta. Aš dar pridursiu, faina, kad mes su Dainim skirtingų paradigmų, kad jis yra kognityvinės elgesio terapijos atstovas, aš geštalto. Tai mes geštalte apie pokytį truputį kitaip kalbame. Mes tą įsivaizdavimą jau čia yra kitas žingsnis. Bet pirmas žingsnis yra labiau pažinti, koks aš esu šiandien. Nes daugelis žmonių nori būti kažkur ateityje, bet nepažįsta save šiandien. Ir iš to irgi kyla nemaža dalis problemų, dėl to, kad aš įsivaizduoju, koks aš noriu būti, bet aš nežinau, koks esu, ką man reikia padaryti. Tai mes turim tokią paradoksalę pokyčių teoriją. Jis labai paprasta, ten gal į 3 puslapius telpanti Arnoldo Baiserio. Ir pagrindinė mintis šitos teorijos ir praktikos yra tokia, kai aš suvokiu, kai aš tikrai suprantu ir matau, kokia aš esu šiandien, ką aš mėgstu, kas man patinka, kokios mano savybės, kaip aš jaučiuosi, koks mano gyvenimas. Sakoma, kad netgi nieko nedarant pradeda vykti pokytis, nes aš jau priimu save tokią, kokia esu ir pamažu einu link kažkokio tai pokyčio. Tai antras žingsnis tada būtų, o kur noriu būti. Ir dar kai mes įsivaizduojam, kur noriu būti, tai įsivaizduojame samuoju laiku, kad tarkim jau dabar yra 2027 metai, duosiu tą patį pavyzdį, kad sportuoju, kad ten, sakysim, dirbu darbą, kuris man patinka, ten vykdau kažkokius tai projektus, bet sakoma netgi, kad reikia įsivaizduoti kuo konkrečiau. Kuo konkrečiau ir tiksliau, kaip tas projektas atrodo, ką aš veikiu, kas tai per užsiėmimas. Ir kuo aš tikliau įsivaizduoju ir netgi įsijaučiu, kad dabar jau tai yra, vėlgi mistikos magijos jokios nėra, taip veikia ir tos vadinamos manifestacijos, aš vis tiek jau, kai žinau tiksliai, kas aš esu ir kas man yra svarbu ir ko aš noriu, aš pamažu link to judu. Jeigu, aišku, neguliu lovoje visą laiką ir neskaičiuoju, kada čia man tai įvyks, bet jeigu nors kiek judu ir darau link to tikslo, kai jau žinau ir esu įsivaizdavusi esamuoju laiku, kur aš esu, aš pamažu galiu ten ir nueiti. Toks irgi visai nebūtinai labai kančios kupinas kelias, galima ir truputį lengviau tai pabandyti padaryti. Mes gyvenam tokiam pasauliu, kur mums vis yra, noriu sakyti, sugestionuojami, siūlomos įvairūs scenarijai teisingo gyvenimo. Gyvenimas turi būti toksai, turi turėti vaikų, tiek tau turi būti metų, tu turi turėti darbą, Tiesiog yra tam tikri scenarijai ir ypatingai mums, kas yra, ko mes daug matom, tai matom sėkmės scenarijų įvairių. Ir yra pavyzdžių, kur pavyzdžiui, aš pažįstu tokių žmonių, kurie turėjo vieną įsivaizdavimą prieš 10 metų, kur jie norėtų būti ir dabar turi viską, bet yra baisiai nelaimingi. Ir tai pripažįsta. Turiu viską, turiu pinigus, turiu šeimą, turiu vyrą, turiu namą ir vaikus. Jo, bet ar laimė yra apie turėjimą? Suprantu, bet kai tu įsivaizduoji save ir save, galima sakyti, lipdai, kai sakot, kad turi įsivaizduoti, koks tai tu norėtum būti. Kai tu įsivaizduoji ir save lipdai, iš kur tu gali žinot, kad tu iš tikrųjų to nori, o ne tiesiog labai gerai ir tau prakišo idėjas. Bet mes ir nesakom, kad čia tu pasiekdamas tą būsi laimingas. Čia tiesiog pasakom, koks procesas pasiekti tai, ko nori. O ar jeigu jau tu ten sieki ne savo noriu, tai pats kaltas? Ne, Dainiau, kaip atskirti iliuzijas? Ai, ne mamą kaltinkit, vis dėlto mamą kaltinkit. Kaip įmanoma atskirti ir ar egzistuoja laisvės iliuzijos? Tai yra iliuzijos, kur žmogus galvoja, kad turi laisvę, bet iš tikrųjų jos neturi. Bet ir jaučia tai, kad jos neturi. Bet liktais ir visi čekmarkai yra uždėti. Čekmarkai, kad turi ar neturi laisvę, aš jau pasijaučiau. Čekmarkai, kad turėtų turėti laisvę, bet taip nesijaučia. Žiūrėkit, duosiu paprastą pavyzdį. Ja. Norėjau būti gražesnė, išsiėmiau riebaliukus iš čia, prisipaučiau čia, padariau viską, ką reikėjo, vaikštau į salę, keičiu savo įpročius, darau viską, ką bendrauju su tokiais žmonėms, su kokiais įsivaizduoju, kad aš tai norėčiau pasakyti, kad vėlgi abstrakčiai kalbėti yra labai sudėtinga, reikėtų konkretaus žmogaus, konkrečios situacijos ir tada pasižiūrėti, kodėl jis yra nelaimingas. Nes tikrai gali būti atveju, kai jo pasigražino išvaizdą su plastikos pagalba ir žmogus vis tiek jaučiasi nelaimingas. Bet esu mačiusi ir atveju, kai pasigražino ir jaučiasi laimingas. Ne? Lygiai taip pačiai su pasiekimais, kad gali siekti, pasiekia ir džiaugiasi ir pasiekia vis tiek nelaimingas. Tai mano manimu, kiekvieno žmogaus atveju yra labai labai skirtinga ir labai tada svarbu žiūrėti, aš tai siūlau visą laiką pasižiūrėti holistiškai,
į žmogaus gyvenimą ir pasižiūrėti, ar visos sritys yra kažkaip tai įtrauktos. Ar tas žmogus tik tai dirba, ar tas žmogus tik tai ten lavina savo fizinį kūną, ar tam žmogui svarbu tik pinigai, ar tam žmogui svarbu tik santykiai. Nes man labai patinka holistinis požiūris, kuris sako, kad viskas, kas yra žmoguje, yra svarbu ir į ten įeina, jeigu taip imt paprastą psichiatro, psichoterapeutos ar Žogingerio pentagramą, tai ten įeina ir mūsų kūnas, tai būtent kaip aš jaučiuosi, kas su manim vyksta, kaip mano fizikė, kiek aš miegu, kaip aš gyvenu, yra jausmai ir emocijos ir jų atpažinimas, yra mąstymas, yra socialiniai ryšiai ir yra mano įsitikinimai, dvasingumas ir visi kiti dalykai. Ir jeigu aš kažkaip tai ne tik teoriškai įsivaizduoju, kad padengiu savo gyvenimą ir gyvenu holistiškai, tai tikrai įmanoma būti laimingu. Vėlgi, bet ten begalė visokiausių dalykų. Galima žiūrėti, koks ten santykis su tėvais, galima žiūrėti, kur ten kokios, nežinau, neišgydytos likusios, užsilikusios traumos, labai daug visokiausių. Ir aš, pavyzdžiui, pati iki kokių gal 45 metų galvojau, kad visą gyvenimą jausiu tuštumą viduj. Tokia irgi buvau iš tos išorės, atrodo viskas gerai, gyvenimas fainas, o viduj vis tuščia ir tuščia. Ir niekaip nesuprasdavau, kodėl. Ir kaip tik gal ne iki 5, iki 40 ir paskui buvo labai daug pokyčių, pramušė mane ant tam tikrų dalykų. Ir aš suvokiau, kad aš iki kokių metų nebuvau visai savo kūne. Aš tokia kaip ir daugelis protinga vaikštanti galva. Pala, ką čia reiškia, nebuvot savo kūne? Tuoj aš paaiškinsiu, ką tai reiškia. Antiek nusijautrinus, antiek nejaučianti, nejaučianti, kai skauda, aš viską galiu, padarysiu, aš čia kareivis, čia pavarysiu, čia irgi viską turėsiu, ne? Bet nejausdavau signalų, nejausdavau, kas vyksta su manim, ignoruodavau savo jausmus ir emocijas, ta prasme, kad visiškai nesupratau, kaip jausti, skausmo vengdavau, o malonumo irgi negalėjau jausti, nes kai vengi skausmo, tai nejauti ir džiaugsmo, ne, kad vis tiek tie emocijos ir jausmai panašu. Ir aš tikrai nemažau visokiausių ir praktikų, ir terapijų, ko tik nedariau, ir mano nuostabai sėdžiu, netyčia pastebiu, nebeturiu kokie jau, nežinau, 7 metai, nebeturiu nei tuštumos jausmo, nei vienatvės jausmo, dažnai būnu viena, patinka būti vienai, bet niekad nesijaučiu viena ir jaučiuosi laiminga kasdien. Ar kažkas pasikeitė, ar kažkas fiziško pasikeitė, ar pasikeitė mąstyme, ar kažkokios informacijos kritinį lygį pasiekėt ir kas čia buvo? Aš sakyčiau, kad susijungia viskas, kas yra manyje, ta prasme, tiek protas, tiek širdis susijungia ir toksai daugiau atėjo suvokimas, supratimas, kas aš esu, ko aš noriu, kas man gyvenime svarbu ir nekaltinimas kitų, o pačios savo pasirūpinimas, kad aš galiu pasirūpinti, kad aš galiu savo kurti gyvenimą, kuris yra fainas. Ten aišku visko yra, ir verkių, ir skauda, ir pykčių, ir barnių, visko yra, bet yra mano gyvenimas ir aš prisiemu už jį atsakomybę. Gerai, iš karto. Jaučiatės laisva? Esat laisva pasirinkti? Pasirinkti ką? Vėl toks daryti, daryti, ką norit? Tai, ką aš noriu daryti, aš darau. Aš tikrai gyvenu, pavyzdžiui, turiu darbus, kurie man patinka, turiu laisvalaikį, kur patinka, gyvenu per 2 šalis, su vaikais sutariu gerai, draugų turiu, man gerai. Gerai, ir dabar antra dalis mano klausimo. Ar laisvės, tokios laisvės, kuri yra jums pakankama laisvė, turėjimas, jisai gali būti sutapatinamas su ramybės ir džiaugsmo pojūčiu? Ne, nebūtinai ramybės ir džiaugsmo. Tai nereiškia, kad aš kiekvieną dieną džiaugiuosi ir man amžinos kalėdos, aš galiu ir verkti, aš galiu ir bartis. Bet daugiausiai džiaugiatės? Ne, visaip. Va čia įdomiai, čia jau daugiau iš mano geštalto paradigmos, iš mano ten tos visos terapijos. Mes turim tokį nusišnekėjimą, mes sakom, gyventi ir jausti malonumą ir džiaugtis nuo dūšios ir verkti nuo dūšios. Aš būna kartais taip gerai su kažko pasibūriu ir galvoju, kaip buvo gerai, kaip gerai pasibūriau, taip nuo dūšios, ne? Arba jeigu verkiu irgi nuo dūšios, džiaugiuosi irgi nuo dūšios. Ir va čia man ir yra tas gyvenimas, kuris man patinka. Nuo dūšios. Dainiau, šitą temą. Būti autentiška, man gal daugiau tas žodis būna autentiška. Man laisvė su autentiškumu asocijuojasi, laisvė pasirinkti net ir gerai, tada ar iš šitą Dainių nori ką nors paminėti, ar galiu tavęs kito paklausti klausimą? Tai klauskaičiu, užtenka, kiek čia gali. Gerai, tada kitas klausimas bus iš tos pačios serijos, bet toksai asmeniškesnis. O tu, Dainiau, atrodai ganėtinai ramus ir susipratęs šitame gyvenime. Toks tikriausiai ir jums atrodo, Dainius.
Iš tikrųjų tai taip nėra, nes aš pažįstu, šakės yra visiškai, rankos visą laiką dreba, dabar tik tais norimo. Bet šiaip atrodai ramus ir susipratęs. Daug gyvenime lūžių buvo? Tai, kad aš atrodau, tai nereiškia, kad aš esu. Ir čia yra labai įdomus klausimas. Kaip būna taip, kad žmogus atrodo iš išorės, yra su juo viskas gerai, bet viduje ne. Kaip čia tai būna? Kaip mes čia taip užsimaskuojam? Tai čia, kodėl, bet mes turim kažkokius tai vaidmenis. Aš dabar esu vaidmenyje, sėdinčio čia ant fotelio ir kalbančio su žmonėmis. Ne? O būna, kad vaidmo būna gera žmona, pavyzdžiui. Tai gera žmona, geras vyras. Taip, tai mes visose gyvenimo situacijose galime turėti tam tikrus vaidmenius. Ir jeigu jie labai toli nuo to autentiško, kas irgi labai sunku visiems paaiškinti, kas tas autentiškas yra, bet jeigu jie toli nuo to autentiško tai tada yra visa ta dalis tokia, kur kelia vidinį konfliktą kažkokį tai, nepasitenkinimą, keistus jausmus, kurio nesupranti, atrodo, kad čia viskas gerai, bet tai kodėl čia negerai, toks, tai jau. Taip pasprukai, o tai kaip čia toks ramus? Ar iš tikrųjų ramus, ar ne? Ir ar tai yra ramus, laisvės? Žiūrėkit, aš čia esu ramus tik dėl to, kad daug kartų sėdėjau tokiose kėdėse ir man jau dzin yra, nes aš žinau, kad aš nepasakysiu tokios didelės nesąmonės, dėl kurios jūs mane pasmerksit. Ne? Ir aš nesakau iki galo visų savo nuomonių ir nesąmonių, nes nereikia kartais, žinokit, savo minčių šiukšlyno išleisti į išorę. Nereikia. Tikrai ne visiems reikia to. Tai dėl to tai yra savitvarda kažkiek, tai kur supranti, ką pasakyti, ką nesakyti. O kita dalis yra, kad manęs negazina čia kol kas veidai nei vieno, tai dėl to ramus esu. O aš iki tol, kol nesimokiau psichoterapijos, tai tikrai tikėjau, kad yra idealių žmonių ir kad yra kažkokie tokie, kurie ramus, gražus, laimingi, ne? Bet kaip faina, kai nuėjau į psichoterapiją ir pamačiau, kad, tu velnės, idealių žmonių nėra. Ir kai aš žinau, kad tiek aš, tiek tu, tiek kiekvienas iš jūsų turit ir savo gerų ir blogų savybių, turit ir gerų ir blogų dienų ir tai yra mūsų gyvenimas, mane taip atpalaiduoja. Ta prasme, kad mes visi turim ir problemų, ir turim džiaugsmingų situacijų. Mes visi turim tam tikrų išgyvenimų, baimių, nerimų, nusišnekėjimų, visko mes turim. Ir mane tada tai atpalaiduoja, kad aš kaip ir visi žmonės, o kiti žmonės irgi. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkas bando ten apsimesti vien tik kažkokiu vienodu, labai laimingu ar ten labai sėkmingu, nėra taip, yra užslėpta dalis. Aš kiek terapijų turėjau žmonių, kurie yra idealų socialinėse medijose arba žurnaluose žmonės, bet tikrai nėra gyvenime taip realiam. Tai kai aš tai žinau, mane labai atpalaiduoja ir aš savo ramiai tarp žmonių gyvenu, žinau, kad viskas su juo gerai ir su manim gerai ir su tavim gerai ir su jumis gerai, kad tai žmogiška. Paskutinis klausimas iki pertraukos. Ką daryti, kai vienas santuokoje arba partnerystėje vienas turi vienokį laisvės supratimą, o kitas turi kitokį laisvės supratimą arba gal net nesupratimą, bet pojūtį patį. Vienas yra labai su savimi, su savo dūšia susijungęs, o kitas nėra. Ir aišku, tas žmogus, kuris yra ganėtinai laisvas, kuris yra atviras, jisai bando pramušti tą sieną ir nesigauna. Būna taip? Mano atsakymas vėl bus, parodyk konkrečią porą, pasakysiu, ką jiems daryti. Nes iš tikrųjų reikalinga visą laiką matyti labai daug faktorių, ta prasme matyti, kaip jie, kiek jie metų kartu, kas ta laisvė, apie ką jie čia tarėsi. Bet tai būna. Visai būna, bet man reikia konkrečios poros, kad atsakyt, ką jiems daryti, nes tai labai abstraktu. Gerai, supratau. Tada mes einame į pertrauką. Palaukit, aš juos prispausiu per antrą dalį. Tai pavyks šį kartą prispausti, jau žinau kaip. Ačiū, jau pakankamai apie save papasakojot. Mes turim 20 minučių pertrauką. Primenu, kad ant jūsų stalų yra QR kodai. Ir nuskanavę tą QR kodą, jūs galite užduoti konkretų klausimą. Ir mes aptarsime tą klausimą. Stengsimės visus apkalbėti. Tai ačiū Jums ir čia buvo pirmoji dalis.
sugrįžtame į antrąją dalį ir noriu Jums labai padėkoti dėl to, kad klausimų tikrai yra daug. Norėčiau Jums dar taip pat padėkoti ir organizatoriai dėkoja Jums, nes Jūs esate šito renginio sponsoriai pagrindiniai. Tai labai ačiū Jums, kad Jūs domitės tokiomis temomis ir kad sutinkat savo vakarus leisti kartu su mumis. Iš karto pradėsim nuo praktinio klausimo, vieno iš įdomiausių man. Aš pats parinkau. Stengsiuosi visus paminėti, tai apie pinigus. Ar pinigai iš tikrųjų išlaisvina? Tai aišku. Žiūrint tik tai iš ko išlaisvina. Ta prasme, žiūrint, koks pinigų kiekis išlaisvina. Nežinau, jeigu esi kalėjime, yra kažkoks ten, kaip čia, už kažkiek pinigų gali išeiti, tai išlaisvina. Taip atsakė. Brigita. Žymiai išsamesnį Brigita man atsakymą turėjo. Brigita, ar pinigai išlaisvina ar ne? Žinoma, kad taip ir vėlgi labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir tikrai nenuvertinkim pinigų, pinigai tikrai gali suteikti daug laisvės. Kitas klausimas, gal kai yra labai daug pinigų, kiti klausimai kyla, ką dabar veikti, ką daryti ir panašiai, bet tikrai pinigai, manau, ne vienam nepatrukdo. Čia gal nereikia maišyti pinigų ir laimės, ne? Nes yra pinigai ir laisvė, tai aš turiu daug pinigų, galiu su jais ką nors daryti, bet kai kurie žmonės staiga pradeda bijoti kažką daryti su tais pinigais, nes jie įsijaučia į pinigų kaupimą ir tada nebenori jų išleisti. Nes jie pamiršta, kad juos kaupia tam, kad galėtų išleisti. Ir tada galvo, nereikia darbiškai kaupti, darbiškai, tada pasidaro skrūžai magdakai. Tai va čia reikia atsargiai. Jo, aš dar irgi pajokausiu, pinigai išlaisvina, jeigu juos leidžiam. Jeigu tik tai taupom, tai tikrai ne. Mano mama sako, kad pinigai išlaisvina, jeigu turi fantazijos. Ar įmanoma būti laisvam, jei nemoku pasakyti ne? Jei nemoku išgirsti ne? Man kažkada patiko labai mintis ir aš čia vadovaujos, tas žmogus, kuris nemoka pasakyti ne, jisai nemoka ir pasakyti taip. Ta prasme, kad tai irgi tarpusavį yra susiję. Ir tikrai, jeigu nesigauna pasakyti ne, negali visada būti laisvas. Vis tiek tenka karts nuo karto brėžti ribas ir sakyti ne, nenoriu, nedalyvausiu, nebūsiu. Tai mokėjimas pasakyti ne yra labai svarbus įgūdis. Ir jeigu nenorite į terapiją, tai nors vienas paprastas būdas sėdint namie, kaip aš dabar sėdžiu šitam fotelį, galit pabandyti bent jau padaryti va taip ne, bent jau šitai pasimokinti, pasakyti ne. Kas įdomu, kad terapiniam kabinete, nežinau, Dainiau, kaip pas tave, bet kartais paprašau, tai būna žmonės taip ne, taip va, mokinasi. Bet kai išmoksta pasakyti ne, nes ne, tai yra ir jūsų ribų brėžimas ir tas yra labai svarbu. Tai mokinti sakyti ne labai labai svarbu. Ar ribos santykiuose yra nelaisvė? Čia man atrodo, kad ribos visur yra tik tai apie saugumą susiję. Sakat, jeigu mes žinome, kokios yra ribos mano ir kito žmogaus, tada mes galime operuoti tame santykyje. Nes jeigu mes nežinome, kokios mano arba kito žmogaus yra ribos, tai mes bandome jas nuspėti. Bandom kažkaip tai nuspėti, kaip su tuo žmogum, ką daryti, kaip jis elgsis, kaip jisai galvos, kaip man elgtis, kai jisai va taip pažiūri arba kitaip pažiūri, kaip jisai čia reaguoja, ar čia reaguoja blogai ar neblogai. Ar aš čia galiu pasakyti, kad aš čia noriu išeiti, ar gal geriau nesakyti, palaukti iki paskutinės minutės ir išeiti ir sakyti, kad žiūrėk, aš čia išėjau jau. Ne iš santykių, bet šiaip, žinote, pas draugus. Tai ribos yra tik tai apie saugumą susiję labiausiai, ypatingai kaip vaikystėje mes ribos sakom, turi būti ten saugumas. Taip lygiai taip pat ir santykiai, nes mes kai žinome, kokios yra mano ir kito ribos, mes galime juose laisvai, labai laisvai operuoti. O kai nežinome, tai yra kaip minų laukas. Pastoviai galvoju, ar kažkur tai neužlipsiu ir nesusproksiu. Tai aš taip galvoju. Jo, ir aš dar pridursiu prie to, kad ribų žinojimas, ką Dainius sako, yra labai svarbu, bet mane kas nervina, bet tai yra gyvenimo realybė, kad ribas tenka arba turim statyti kasdien. Ta prasme, tai yra nuolatinis šokis ir nėra taip, kad mes susitarėm apie ribas ir visą laiką tik tai bus. Taip ir bus. Ne, vieną dieną tu peržengsi, kitą dieną aš ir vėl mums reikės kalbėtis, vėl aš stumsiu, tu pastumsi. Ir tai yra nuolatinis procesas, ribas pastatyti kaip baigtinį procesą neįmanoma. Jis nuolatos. Poroj, šeimoj, su kolegom, su
su draugais, su visais. Ribos tai yra nuolat vykstantis procesas, kur visą laiką reikia stebėti, kaip jau dabar su ribom, ar reikia jas statyti, ar reikia jas laikyti, ar reikia jas praplėsti, nuolatinis šokis. Ar darbas nuo 9 iki 5 yra moderni nelaisvės forma? Man taip netrodo, bet darbe tokių pasisakymų girdžiu kiekvieną dieną. Tai jeigu pririšia laiko ir neleidžia išeiti, tai tada vergystės forma. Bet jeigu durys būna atviras ir galima išeiti, tai turbūt, kad ne. Bet aš suprantu tą klausimo idėją. Tai yra, vėlgi, mes čia tikriausiai tada einam apie tą laisvę rinktis. Ar aš turiu laisvę rinktis tokį darbą? Jeigu aš nenoriu, ir esu laisvas, laisva šalis, manęs nieks neverčia ten dirbti. Ir jeigu aš nenoriu, galiugi nedirbti. Bus pasiekmės tiesiog ir viskas. Jeigu nedirbsiu to darbo, reikės kažką kitą dirbti, kad galėčiau išgyventi. Turbūt tokia yra idėja vis tiek. Ir man atrodo normalu, kai yra žmonių, kam patinka darbas ten nuo 8 ar nuo 9 iki 5 ir yra kam nepatinka. Tai kiekvienas vėlgi pasirenka ir aš tikrai esu mačius žmonių laimingų, kurie ateina 9 ar 8 į darbą, 5 išeina ir sako, ačiū Dievui, uždariau duris ir pamiršau. Aš, pavyzdžiui, dirbu pati savo, kartais tai pajokauju, bet dirbu taip lankščiai, kad mano draugė sako, vis tu dirbi taip lankščiai, kad dirbi nuo 6 iki 11, 23 valandos, tas mano lankstus grafikas. Tai kas geriau? Gal tikrai geriau yra nuo 8 iki 5? Čia visi tie, kurie yra laisvadarbiai, tai visiems taip yra, kad dirbi kada nori, bet dirbi visada. Bet nesiskūsiu, būna savaičių ar mėnesių, kai visai nedirbu. Ar gali egzistuoti draugystė tarp vyro ir moters be seksualinio konteksto? Žinoma, kad taip. Ir esu turėjus tokių patirčių. Tikrai taip. Kodėlgi ne? Aišku, kad gali. Paprastavo, prašau. Ką daryti, kai tavo mylimo žmogaus meilė tave dusina? Čia irgi su laisvė susiję. Meilė, aš galvoju, jeigu dusina, tai reikia kreiptis į policiją vis tiek jau. Nes vis tiek čia kažkoks, žinot, tu tiesiogiai supratai. Aš labai taip iš karto galvoju, kad, trūksta oro. Medicinos išsilavinimas. Taip, bet aš galvoju, bet vėl gal ir nieko, ta meilė, tai tokia didelė meilė, kad netgi oro trūksta nuo tos meilės. Tai čia tokia, ne, čia geroja pozicija, ar čia blogesnė pozicija? Nes mes kaip interpretuosim tą klausimą. Čia tas vėlgi meilė dusina, tai vadinasi, kad kažkas ribų neužsistatė savo ir viskas. Tai reiškia, kad aš nepasakiau, kaip man patinka arba kaip man nepatinka. Tai, ir vėlgi, ribos nėra vien tik pasakymas. Kaip ir Brigita sakė, vis tik tai yra biški, reikia, aš ką darysiu, tai yra ribos. Jeigu aš sakau, man nepatinka, kaip tu elgiesi. Žmogus toliau taip elgesi, jūs vėl sakot, man nepatinka, kaip tu elgesi. Žmogus toliau taip elgesi. Ir ką jūs daro tada? Tai jeigu jūs ir toliau sakot, kad jums nepatinka ir jūs toliau taip elgesi, tai kaip ir čia nelabai ribos, čia tiesiog pokalbis apie ribas. Bet ribos yra jau sakyti, ką aš darysiu, jeigu taip tęsis. Jo, ir jeigu dusina, tai yra suprasti reikia, kad kančia ir yra sunku taip gyventi, tai visų pirma, ką aš rekomenduočiau daryti, tai pasikalbėti su tuo žmogum. Gal tas žmogus net nesupranta, kad jis dusina ir kad jo yra per daug. Bet būna atveju, kai ir pasikalbėjimas nepadeda ir tikrai žmogus dėl kažkokių tai priežasčių gali būti, kad spaudžia, ten nesvarbu ar vyras ar moteris būna, bet kuris tai galėtų būti, spaudžia kitą partnerį elgtis tik tai vienaip, o ne kitaip ir jūs prarandat savo gyvenimą, tai ieškoti būdų sprendimų kartu, kad jeigu įmanoma būti kartu, jeigu ne, tai kaip Dainius ir sakė, vyrą ar žmoną, bet kada galima išsiskirti. Klausimas, kad tikrai, nėra lengva. Jeigu jau tikrai dusina, nes tikrai yra tokių atvejų, aš terapijų turėjus, kai būna ten kokie pirmi 3-5 metai, būna labai gražus, o paskui staiga ar vyras ar moteris pradeda keistis ir stumti kitą žmogų, elgtis tik tai kaip kalėjime būna, neapgyvena. Tai esu siaubingų istorijų netgi girdėjus, tai tikrai ieškoti pagalbos ir iš to smurto, emocinio ar psichologinio, kartais ir fizinio, būtinai išeiti, jeigu kitais atvejais nepavyksta išspręsti. Klausimas jums, kaip jūs
apibūdintumėt, kas yra laisva moteris? Kodėl į mane žiūri? Nesakėt, kad preziumuoja kažkaip vis tiek. Aišku, sakėt, kad atstovausit moterų frontą šiandien. Laisva moteris, kaip jūs? Vėlgi, kurį kontekstą įdėsi? Nežinau, laisva moteris dviem kontekstais suprasčiau. Geriau sakyk, kaip tu norėtum. Laisva asmenybė ir laisva moteris kaip laisva moteris. Tai koks buvo klausimas? Ai, laisva tai ta, kur neužimta. Ai, ta laisva moteris, ta, ar laisva elgesio moteris? Ne, tokia moteris, kuri, aš kaip suprantu klausimą, tai atsakė, tai aš kaip klausimą suprantu, tai moteris, kuri jums, moteris, kuri jaučiasi laisva, tai kaip jums atrodo, kokios arba asmeninės savybės, arba išorinės savybės rodo, kad moteris yra laisva. Aš nežinau. Gerai, mes pereisim prie kito. Aš tai Man galvoju, laisva ar moteris laisva neužimta. moteris, jeigu tas laisva, kuri jaučiasi viduje kaip asmenybė laisva, tai man jokio skirtumo, ar tai vyras ar moteris, tai yra tas pats laisvės pojūtis. Tai yra, nežinau, žmogus, kuris gyvena taip, kaip maždaug norėtų gyventi. Aš ten nesakau pilnai, visiškai kaip nori gyventi, būna visaip. Jeigu gyvena ne vienas, ne viena, derinasi prie kito žmogaus, bando ieško kompromisų, realizuoja save, yra autentiška, nežinau, jeigu čia į tą pusę. Aš nepasakysiu. Apie stereotipinį tą tokį, gal apie vyrų, moterų stereotipus kažkokius, tai kur ten, vat, kad turi turėti vaikų, ten susituokus, panašiai, ten, nežinau, ten virtuviai būti, ar ten... Ar turi atitikti tos stereotipus? Aš galvoju, gal čia iš tos perspektyvos žiūrėti, kas tada yra ta laisva moteris, nes kitų atveju tai nėra skirtumo, ar laisvas vyras, ar laisva moteris, jie, kaip asmenybės tokie patys. Aš sakyčiau, jau suformulavau, drąsi gyventi. O, drąsi gyventi moteris. Aš visada galvoju, kad laisva moteris tai yra ta moteris, kuri gali pasirinkti. Ir ta moteris pasirinkimo laisvė iš esmės yra, kai tu esi iš galėjimo motivacijos, darai dalykus, o ne iš kažkokio nepritekliaus ir baimės motivacijos. Tai iš esmės aš manau, kad moteris laisva taip kaip ir vyras laisvas. Labai labai panašiai. Kaip laisva asmenybė. Jo, jeigu gali rinktis ir renkasi būti kartu ir renkasi daryti tuos dalykus, tai taip, aš bent jau taip įsivaizduoju. Kaip žmogui, kuris viešai žeminamas metus su pusę laiko ir yra psichologinėje prievartoje ir neturi galimybės nieko įtakoti, praradęs savivertę ir praradęs laisvą pojūtį, kaip žmogui elgtis? Vienareikšmiškai kreiptis į psichologą ir su juo pasišnekėti, pasitarti, kokia yra konkreti situacija ir ką tokiu atveju daryti. Ir jeigu kažkas čia, nežinau, tokia interpretuoju, viešai žemina tą žmogų, tai žiūrėti, kaip pakliuvo į tokią situaciją, kas, aš tai sakyčiau, nelikti vienam, tikrai nelikti vienam, pasišnekėti konfidencialiai su psichologu arba psichoterapeutu ir susidėlioti planą, ką daryti. O jeigu neužtenka jėgų ir resursų, kaip irgi kartais būna, tai stiprinti savo vidų, stiprinti save psichologiškai, kad sugebėti apsiginti arba išeiti iš šitos situacijos. Ar mes iš tiesų bijome laisvės? Kokius jausmus sukelia... Jeigu man mintis apie laisvę sukelia baimės jausmą, kas tame yra tokio pavojingo, jeigu aš tikrai galėsiu rinktis pati? Ne laisvės, o atsakomybės. Aš taip iš karto interpretuočiau, kad tai yra labiau apie atsakomybę, kad jeigu aš rinksiuosi pats, vadinasi, aš pats būsiu atsakingas už tas pasiekmes pasirinkimo. Dėl to tas laisvės toks pojūtis kartais ir tikrai yra gąsdinantis. Nes jeigu aš vadovausiu kažkieno kitų idėjomis, arba, mano gyvenimas, pavyzdžiui, panašiai plaukia tokio kaip upė, aš įkritau į upę ir neša mane. Gal ten biškirkloju, bet ne iki galo ten. Tai, ar man tinka ar netinka. Bet jeigu aš galvoju, kad aš noriu keisti kažką, o būsiu laisvas, tada ten bus atsakomybė už savo pasirinkimą. O gal jis būti neteisingas. Arba skaudėti. Pavyzdžiui, kaip su skyrybomis yra. Nelaimingas santykis,
žmogus išsiskiria ir abiem pusėm gali skaudėti labai stipriai. Bet tą kažkokį laikotarpį. Iki to, kol jie nesusiranda kito žmogaus, su kuriuo jie būna laimingi. Tada, žiūrėdami į tas buvusias skyrybas, sako, čia buvo geriausias mano pasirinkimas gyvenime. Bet tai yra retrospektyva, tai žiūrint atgal. Bet į priekį žiūrint, visą laiką yra taip, kad ar mano pasirinkimas bus ten geras ar blogas. Ir čia yra jau atsakomybės klausimas. Nes mes niekada nežinosim, ar geras ar blogas. Ne, mes tikim kažko, tai mes vilėmės, kad tai bus mums geras, bet mes nežinom. Gal mes liksim vieni visą gyvenimą. Reiks priimti tą. Kaip savivertė siejasi su laisvė? Ir jeigu siejasi glaudžiai, kaip pradėti kelti savo savivertę? Kai į terapiją ateina žmogus ir sako, žinai, Brigita, kaip ir viskas gyvenime gerai, temų ir problemų neturiu, bet va čia kažkaip su savivertė nelabai, tai norėčiau padirbėti, tai aš taip, 5 metai, ne? Nes dėl ko aš tai duodu tokį pavyzdį, nes savivertė tai nėra tik tai, kad gerai jaučiuosi, blogai jaučiuosi. Savivertė kaip ir visą vitražo kūrinį sudaro labai daug stiklo gabaliukų, ten tiek visko daug įeina. Ten įeina ir mano pojūtis ir jausmas apie save, ten įeina ir savęs pažinimas, ten įeina ir mano patirtis, ten įeina ir mano broliai, seserys, mokyklos, darželiai, tėvai. Ta prasme, kad savivertės klausimas tai yra tikrai labai platus ir net nežinau, aš kartais mes net knygų labai gerų, sakyčiau, lietuviškai irgi išleistų nėra apie savivertę. Bet kartais aš būna klientam rekomenduoju laisvi, kažkokie ir netobuli laimingi. Tai tokia dar plius minus tikrai nebloga knyga apie savivertę, kur ten yra ir rekomendacijų, ir kas tai yra, ir iš ko susideda. Tai va, jeigu nenorit į terapiją, bet norit padirbėti su savivertė, tai tikrai labai rekomenduoju tą knygą. Bet šiaip savivertė tai nėra tik kažkas, tai mažiuko, ten tikrai yra labai daug visokiausių dalykų. Ar priklausomas žmogus gali jausti laisvę? Ar šis klausimas tai Karina klausė šito klausimu. Jeigu galėtum, Karina, patikslink šiek tiek klausimą. Ar priklausomas nuo ko neparašyti, ar su priklausomybė? Nesvarbu, nuo ko priklausomas. Nes žiūrėkit, priklausomas, jau priklausomas. Nuo cigarečių, jeigu žmogus yra priklausomas, tai laisvas jis ar nelaisvas? Ne. Tai bet kokia priklausomybė yra nelaisvas, nes jeigu aš priklausomas, reiškia, negaliu laisvai rinktis kažko tai. O jeigu apie santykį ir meilę ir kad yra priklausomas žmogus ar gali būti laisvas, tai Erichas Fromas vienareikšmiškai sako ne, kad tik tas žmogus yra laisvas ir geba mylėti, kuris gali būti ir vienas, ir su kitu. Ir vienas, ir su kitu. Tas žmogus, kuris likęs vienas, jaučiasi labai blogai ir visiškai negali gyventi vienas, jau yra priklausomas nuo kito žmogaus. Tai kiek tame yra laisvės. Tai vad kaip svarbu mokėti kiekvienam žmogui būti ir vienam, ir su kitu. Ar esat susidūrę su pacientais, kuriems laisvė labiau neigiamai paveikia jų gyvenimą, nei teigiamai? Ne. O nesu. Teoriškai galiu sugalvoti, bet praktiškai man atrodo, kad nesu. Apskritai galvoju, laisvės tema terapijoje netgi bent jau pas mane tai, kad skambėtų labai stipriai ir būtų viena pagrindinių, tikrai ne. Vienintelė vieta, kur tikrai laisvės tema labai dažnai skamba, tai aš 4 metai dirbu su kolegom ukrainiečiais. Ir yra, tarkim, ukrainiečių vyrų, kurie negali išvykti niekaip iš Ukrainos, jie tik tai turi sėdėti kažkuriam tai mieste. Arba yra rusišką pasą turintys Ukrainoje gyvenantys kolegos ir jie irgi jokių būdų negali išvykti ir turi tam tikrų apribojimų. Tai va ten aš tikrai iš ukrainiečių gyvenančių Ukrainoje arba iš kolegų baltarusų tikrai girdžiu laisvės temą labai dažnai. Iš visų kitų šalių Europoje tokia tema jinai nėra pagrindinė, bet šalis, kur yra autoritarinis režimas arba karas, tikrai apie laisvę kalba. Beje, taip pat turėjau prieš porą metų porą klienčių iš Nepalo, tai ten irgi laisvės tema skamba, nes nežinau, kiek esat girdėję, kiek ne, moteris, jeigu Nepale išteka, privalo važiuoti gyventi pas vyro tėvus į namus, prižiūrėti tėvus, nesvarbu kokie tie santykiai. Ir vienai Nepalo gyventojai jau nebeturėdama ką daryti, kaip jai patarti sunkiai gyvenant, sakau, aš tai nusipirkčiau lėktuvo bilietą ir išskrisčiau.
Jinai pažiūrėjo mane ir sako, negaliu, nes bus gėda visai giminiai ir mano tėvams. Tai va ten tikrai laisvės tema egzistuoja. Mes kalbam apie tai Lietuvoje, kad klientai kalbėtų apie laisvės temą, kol kas ne. Tai daugiau ten vėlgi kaip apie tą savivertės momentą, tada ten yra, kad aš negaliu kažko, ar ten noriu, bet nedarau, tai ten irgi kartais kiek. Per laisvas ir man blogai tokios temos nebuvo. Gerai, ir paskutinį klausimą tokį įdomesnį, kaip išlaisvinti savo seksualinę energiją. Turiu partnerį ir jis mane traukia, bet nenoriu mylėti su juo. Čia jau konkretesnis biškai Kaip klausimas. Čia jau toks išlaisvinti, konkretesnis. man pirmas klausimas patiko, paskui situacijos nesupratau, tai nekomentuosiu, bet išlaisvinti galima įvairiai. Galima, nežinau, pasidomėti, čia jeigu moters klausimas, tai moteriškumo temomis. Anonimas. Galima, kaip? Anonimas. Okay. Jeigu vyras, tai vyriškumo, galima, nežinau, jeigu moteris į pilvo šokius nueiti, pasimokyti šokti, jeigu vyras nueiti su partnerė pašokti. Tai prasme, daug yra visokiausių būdų, kaip išlaisvinti seksualumą, bet seksualumas tai nėra tik tai kūnas, tai nėra tik tai seksualinė energija, tai yra ir mūsų požiūris į savo kūną, kaip mes jį priemam, kaip mes matom save. Tai yra ir asmenybės dalis, tai yra ir kiek aš galiu atsiverti, atsiskleisti kitam žmogui, tai yra ir intimumo gebėjimas palaikyti. Tai vėlgi, pavyzdžiui, atrodo ta tema seksualumas tokia maža ir paprasta, o ten visiškai, koks jūs esat seksė ir kaip jūs bendraujat seksualiai su savo partneriu, toks jūs esat ir asmenybė. Ten visa asmenybė, galima sakyti. Tai vėlgi ten daug visokių elementų. Gerai. Daugiau klausimų nebėra, pavyko per visus pereiti klausimus. Paskutinės 2 minutės ir Dainiui, ir Brigitai. Paskutinės 2 minutės. Tai yra apie tai, kas yra laisvė ir koks nors gal palinkėjimas. Aš prašiau ir aną kartą, kai mes turėjom šitą, apie apskritai, apie autentiškumą, apie tą išdūšios ir apie tai, kaip prie to priartėti, bent jau kažkiek. Na, man atrodo, kad kiekvienam žmogui svarbu gyventi tą autentišką gyvenimą. Tai yra autentiškas gyvenimas, man tai yra apie tai, kad kas yra viduje rezonuoja su tuo, kas yra išoriai. Man atrodo, labiausiai nelaisvas žmogus yra tas, kuris viduje gyvena vieną gyvenimą, išoriai vaidina kitą ir jie abudu nesutampa. Sakoma, kad pats laimingiausias ir galbūt laisviausias žmogus arba jaučiasi laisvas, tai yra tas, kurio vidus ir išorė rezonuoja, sutampa ir vėlgi, kad neįsivaizduoti, kad gyvenimas tik tai amžinos kalėdos, kad gyvenime būna visko ir kad problemos ar krizės jos ateina ir tai yra normalu. Ir mes netgi turim posakį, kad problemų turėsim iki gyvenimo pabaigos, jos niekada nesibaigs, kaip svarbu jas išmokti spręsti, kaip su jom būti, kaip išbūti ir ką su tuo daryti. Ir be abejo, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą skamba labai nuobodžiai, kaip iš kažkokio vadovėlio, bet ir jeigu klausčiau jūsų, kas prisiemat atsakomybę už savo gyvenimą, tai beveik visos rankos pakiltų. O iš tikrųjų, ką aš matau tiek terapijoje, tiek gyvenime, daugelis mes neprisėmam atsakomybės, o kaltinam kitus, vyras kaltas, žmona kalta, vadovas, valstybė, pasaulis, visata, astrologija, ko tik tai nesugalvojam, bet labai, tikrai nėra dažnas, kuris sugeba ir gali prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir aš turiu vieną sakinį, kuris mane labai stipriai pakeitė ir aš dažnai savęs jo klausiu. Ta sakinį užduodu savo klausimą. Kai man būna sunku, aš sakau, na, Brigita, ir ką tu gali padaryti šiandien, kad nors kiek pasijaustum geriau. Tai pradžioj buvo, kodėl aš, kodėl dabar, nenoriu, nedarysiu, čia vidinis dialogas toks vykdavo. Tai nepatikėsit, metus save auklėjau ir va taip vis baksnojau, na, Brigita, tai ką gali padaryti, kad nors kiek pasijaustum geriau. Ir tikrai prisėmus atsakomybę už savo savijautą gyvenimas ženkliai pasikeitė. Ačiū, Brigita. Dainiau. Vrepapinkas. Nežinau. Aną kartą buvo lygiai tas pats. Ir tada prasidėjo. Bet rimtai, šį kartą man tai kažkaip labai yra plati tema, labai yra daug apie tą laisvę čia. Vėlgi, aš turėčiau tada nusistatyti taisyklės, apie kurią laisvę aš kalbu, ten tada pats sugalvoti, ką jums pasakyti. Nežinau. O kas pirmiausia šauna į galvą, kai išgirsti žodį laisvas žmogus?
Ir vat, kai pamatai kokį nors žmogų ir sakai, nuskanuoji su savo rengenu. Tai man iš karto kyla Eurikos Masytės daina Laisvė. Ir viskas. Nu, aš taip, ką aš, nu, asociacija, nu tai. Asociacija. Nu, viskas. Gerai, tada taip tavęs paklausiu dainų. Autentiškas žmogus, tas, kuris jaučiasi laisvas, turi pojūtį, laisvas ir džiaugtis, ir verkti, ir liūdėti, ir yra pasiruošęs tiesiog viskam gyvenime, beveik viskam gyvenime, tiesiog priima gyvenimą, ar ne? Toksai žmogus, kaip jisai, ir tokių žmonių beje yra daug, ir tikriausiai ir tu pažįsti tokių žmonių, aš pažįstu tikrai tokių. Kaip jie iki to ateina? Ar sulūžta? Turi sulūžti kažkas? Tu save pripratini? Kaip taip? Visaip čia yra, mes su Brigita apie tai jau buškai kalbėjome, apie tą poziciją, kad kai aš gebu priimti save visokį, koks aš esu, jau tokį visokį, o priėmimas yra tada, kad aš nustoju vertinti, kad mano kažkurios savybės yra geros arba blogos, tada aš jau priimu save, nes tada priimu, kad okei, toks aš esu. Bet priėmimas nepasiteisinimas, aš atsakomybę vis tiek turiu prisimti, ne? Negaliu sakyti, nu aš toks esu, babnikas. Nu negaliu, žinokit, monogamijai negaliu, nu tai genai tokie. Nu, čia ne apie tą. Tas, kad kai aš priimu ten savo kažkokius gėdos dalykus, kaltės dalykus, kažkokius tai trūkumus, kurie mano gyvenime yra, ir pamatau, kad, nu jie tiesiog yra. Ir kad aš su jais kartais galiu būti geresnis žmogus, kartais blogesnis, bet jeigu aš atsisakau to vertinti, tai tada pasidaro toks, nu kaip, ir prieš tai mes kalbėjom, toks ganėtinai paradoksas įdomus, kad aš kaip priimu, man nebereikia savęs taisyti, nebereikia nieko siekti ir nuo nieko bėgti, tai aš kaip ir patampu tada jau laisvas ir autentiškas, nes aš galiu nusišnekėti ir, nu ir ką? Nu ir kas šio tokio. Ten arba, nežinau, ateiti ten išsipaišęs kaip nors, ar ten susuplyšusią maikę. Nu ir ką, nu tai, nu ir šiandien susuplyšus ir rytoj su normalia būsiu. Ir ką? Ar tai pasakys apie ką nors apie mane? Tikriausia ne. Nu kažkas tai bandys interpretuoti, bet čia yra tas momentas, jeigu aš gebu save priimti iki galo, kas šiaip yra ganėtinai nelengva ir užtrunka laiko, bet įmanoma, tada aš galiu jau jaustis laisvu. Jo, ir aš dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes vis tiek šitą vakarą, kai sėdėm ir kalbam, mes daugiau bandom įsivaizduoti kažkokį tai laisvą žmogų, turim kažkokį imidžą, vaizdinį, kaip jis turėtų atrodyti, kažkokį socialiai priimtiną žmogų. Nu, tokį įsivaizduojama kažkokį tai tam tikrą standartą, tai man kažkaip nesinorėtų jums tų standartų čia daug prikišti, nes, na, tikrai įvairovė žmonių yra labai didžiulė ir mes tikrai turim ir ten, nežinau, ir dėmesio sutrikimą, ir autizmo spektrą įvairų, ir bipolinį, ir depresyvius žmonės, ir įvairiausius, nesinori vėlgi etiketėm kažkokio mėtytis, nes kiekvienas žmogus irgi yra labai skirtingas. Tai man noris irgi dar pridėti, kad laisvė tai yra būti savimi, apie tą patį priėmimą, kad aš neturiu dabar kažkokį standartą patapti kaip Dainius arba Brigita arba kaip tu, bet aš labiau turiu suprasti, koks aš esu, kas aš esu, kokie mano ypatumai, kokie mano pliusai, kokie mano minusai, kokie mano talentai, kokie mano gebėjimai, kokie mano apribojimai ir kaip man su tuo gyventi pasaulyje. Tai man daugiau yra laisvė būti savimi ir rasti vietą pasaulyje. Ir nepadaryti kažkokio standarto, kaip tas laisvas žmogus ar autentiškas turėtų atrodyti. Ačiū Jums labai ir aš dabar pagalvojau, kad irgi pasidalinsiu vieną tokią praktiką, kurią anksčiau naudodavau labai dažnai, tai aš ją vadinu, dviejopai vadinu arba pakišti savo kiaulę, arba drąsiau pugžlį. Žinot, kai būna mažiukai, pavyzdžiui, nusiveži mažiukus prie jūros ir būna, turit 2 vaikus, ten, pavyzdžiui, arba jūs, tai yra šaltas vanduo, jūra didžiulė, ar ne? Ir mama sako, eik, įkišk tą koją, pabandyk. Ir bijo, ateina biškį, tik įkišai, bėga pas mamą. Tai
pakišti savo keulę, kodėl tai taip pat kaip drąsiau pugžly, tai scenoj, vesdami ten visokiausius renginius, turėdami įvairiausius išėjimus prieš daug žmonių, yra tekę prieš 10-15 tūkstančių toj Žalgirio arenai stovėti. Tu turi tokį persijungimo mygtuką, kuris tave priverčia daryti. Ir tas persijungimo mygtukas yra toksai tiesiog įsivaizduot, kad tu stovi už savęs ir va taip stovi prie tos scenos ir tave taip hukt, ir tu jau įėjai į tą sceną. Ir jau tada žiūrėk, kaip ten gausis. Tai vat aš visada, kai galvoju ir kai galvodavau apie savo susivaržymus galvoju kažkokius, aš visą laiką šitus prisimenu. Ta drąsiau pugžlį, nes kažkas vis tiek atsitiks. Ir tą tokį pakišti savo keulę karts nuo karto. Įeiti į tas situacijas, kur tu jautiesi nesmagiai ir nekomforte. Išsisuksi. Visada išsisuksi. Kas gali atsitikti? Išjuoks dėl maikės, pasakysi kokią nors nesąmonę. Taip, 100 kartų dar būsi ant scenos. Bet tiesiog šiek tiek drąsiau. Ir kai atrodo, kad esi užstrigęs, ir esu milijoną kartų buvęs užstrigęs, net ir dabar kai kuriuose dalykuose esu užstrigęs, ir va dabar po šitos sesijos mūsų, žinau, kam tiksliai ką parašysiu, tai susijęs su jumis abu vyrukai, su kuriais mes dirbam. Žinau tiksliai, kam ką parašysiu, ko šiek tiek savaitę nenorėjau daryti ir ne kažkaip sunku buvo. Kartais reikia tik tokio, šiek tiek drąsiau. Nes man norėtųsi autentikos. Norėtųsi, kad aš pats tą sprendimą padaryčiau. Ne tai, kad man būtų labai prastai arba kas nors mane prikalbintų. Aš noriu pats. Noriu gyventi šitą gyvenimą. Noriu, kad jisai būtų autentiškas. Kam tada gyventi, jeigu mano gyvenimas neautentiškas? Tai tokios paskutinės mano mintys. Dar norit ką nors pridėti? Kad jūs... Po tokios kalbos ne. Atsiprašau, aš stengiuosi nekalbėti šiandien. Tai ačiū jums visiems, kad susirinkot. Nestandartinis renginys antrasis čia Vilniuje. Ačiū labai. Vaidai, atsistok, prašau. Karlonas. Taip. Žmonai irgi plojimai būtinai, pasižiūrėkit, prie durų stovi irgi tas žmogus, kuris iš tikrųjų viską padaro, kol mes su Vaidu ten šlitinėjom. Ačiū labai, kad skiriat šitą vakarą ir laiką būti čia. Ir ačiū, kad jums yra įdomu, nes man atrodo, kad žmonės tie, kurie klausia, jie ir suranda atsakymus. Nebūtinai iš kitų žmonių, dažniausiai tiesiog išgirsta ir kažką sudeda savo. Man tai visą laiką faina, po tokių renginių būna 1 ar 2 žmonės turi atsakymus, suranda, nežinau, ar knygą, ar specialistą. Ir kai aš sakau, kad jeigu bent jau 1 ar 2 ar 3 žmonės rado savo atsakymą arba kryptį, jau yra super pavykęs renginys. Ačiū Dainiai, ačiū Brigitai, ačiū jums, kad atvykot, paplokit ir ačiū organizatoriams.